Gerą dieną dirbantiem ūkininkam ir dirbantiem žmonėm. Važiuojam pasišersim telyčias ir ko gero bandysim važiuoti presuoti šiaudų. Vakar tėtis bandė presuoti su 952, bet nustojo darbinis su. Tai taip ir nesupresavo. Tai kabinsim už 892 ir bandysim darbuoti. O dar prieš pradėdami žiūrėti video paspauskit like ir prenumeruoti mygtukus, kad visą laiką matytumėt, kada įkrenta video ir galėtumėt jį pažiūrėti. O dabar ką, važiuojam. Dar vakar suvažinėjau į Šiaulius, tai jau labai greitai turėsim naujienų, gal sekančiam video, gal dar kitam. Būtinai apie viską išsamiai papasakosiu. O dabar važiuojam darbuoti. Presuojam šiaudus. Mažiukas priciukas. Turėjęs daug visokių įvykių, bet vis dar dirba. Tai ir darbuojame su juo, ką jau bus kokių 20 rulonų. Dar kokių 20 gal ir bus, tai visai neblogai. Kaip ir šiemet su šiaudais problemos neturėtų būti. O 2 pašiūrės, tai jų visai nemažai jau naudosim. Susuksim viską, ką galėsim. Tėtis kūlė miežius, bet labai lėtai ir nežinau, ar matos, bet ten iš toli lygtais ateina lietus be Lietuvos. Tai arba gausim, arba negausim, bet panašu, kad gausim. Nu, žiauriai. Ir baigėsi darbai. Atėjome lietus, 32 rulonai, tai viskas tas padaryta. Miežio apvažiavo vieną ratą, nu žodžiu. Kažko tai šiemet neduoda. Visai neduoda. Tai vienu žodžiu lietus baigęs. Vežuosi šiaudus, tėtis susirinko jau Belarusą ir presuoja. O už kelių kilometrų pylė, pas mus tik nupurškė, biškį sušlapino tom ir baigęs. Kult jau šiandien nekulsim, bet šiaudus susitvarkyti galima. Tai va, dabar aš kraunuosi, jau beveik priekabą pasikliovau. Tėtis jau atvažiavo presuoja. Tai gerai, greitai čia bus. Kem rulonų, kelias priekabas ir viskas, ir baigti darbai. Šiandien ankstyvas rytas. Važiuojam, susidiskuosim po kviečių vieną lauką, kur sausiau. Ir pūdymą reiktų sudiskuoti jau vieną, kur tikrai irgi žinau, kad sausa, nes aviža jau beveik subrendus ir žirnis toks jau daigus atrodo, tai dar pabiros šiek tiek sutiks. Gal šiek tiek ir per anksti aš su to pūdymu. Turiu omeny su sėja pūdymu, kažkiek gal per anksti pasėjau, bet atrodo viskas jau labai gerai. Tik tai reikia įdirbti. Nu, žinokit, šitos diskos nenustoja mane stebinti. Vau. Va čia, aš suprantu, yra atliktas darbas. Pažiūrėkit, koksai žolynas. Čia tiek visko yra. Žiūrėkit. Žemės. Praktiškai žemės. Aš galvojau suguldys tiesiog ir suguldys. Bet pakiša viską po žemę. Kosmosas kaip padarė šitą darbelį jos. Tai va, diskas tikrai vertas dėmesio. Kainos ir kokybės santykis idealus. Eik tu savo.
kaip jos dirba. Labai gerai. Bet šitą aš ir norėjau. Dabar ką, palaikysim čia biškį, dar matau yra subrendus aviža. Aviža subrendus ir žirnis irgi kietas viduj, tai sudiks dar jie čia. Tegul dygsta, bus gražu. Tada užvešim mėšlą taip gerai ir sėsim kviečius. Ir žiūrėsim, kokia bus nauda šitam lauke. Na va, paaukšt ir nebėra laukų. 3 hektarai pūdymo įterpta. Dabar važiuojam į 4 hektarus, kur buvo kviečiai. Suskusim, padžiovinsim kelias dienas ir galėsim jau pasėti tarpinius. Kad jie kuo užaugtų, kuo didesni, kuo vešlesni. Ir užaugintų kuo daugiau masės prieš žiemą. Kad žiemą visas laukas būtų paklotas. Tai va, dirbam jau po kviečių. Šiek tiek prašosi dublių traktoriui. Aišku, čia jau šiek tiek sausiau, kai nukulta. Dirbam gan giliai. Bet žemė šiek tiek turi drėgmės tokios. Žiūriu, vietam ir nieko neįdirba. Neapverčia žemės. Molė. Tai reiškia, tie garstyčios ridikas žemėj purumo labai daug duoda, nes ir ten buvo molio, bet jį įdirbo kaip turi būti. O čia jau rezultato tokio gero nėra, aišku, laukas vis tiek įsidirba. Čia dabar padžius kelias dienas, gal net ir ilgiau, ir kai jau tos žolės visas apvys, susėjimąją pasėsim tarpinius. Ir turėtų būti viskas čia labai gerai ir gražu. Tai tiek, darbuojamės, ką čia 4 hektarai. Šitą padarysim ir šiandien užteks. Nes dar yra dar vienas laukas 8 hektarų, kur jau galima būtų darbuotis, bet ten šlapia visur. Tai nenoriu lysti ir makotis ir taip toliau. Ir dar yra dar vienas virš 6 hektarų pūdymas, bet ten irgi žinau, kad žiauriai bus šlapia. Tai nežinau, kaip ten bus. Jeigu nepradžius, tai lysim, kai bus šlapia. Jeigu pradžius, tai valio. Įvažiuosim. Jo, purvo tai matosi, kad šiek tiek yra. Iš to lauko dar avižėlių atsivežiau. Drėgmės, vienu žodžiu, šiemet netrūksta. Ir gerai, ir blogai. Nu va, ir dar vienas laukas jau sutvarkytas. O čia Silmėje. Lengvuotų kažkiek vandurnių Silmės pasvės. Bet iš tikrųjų ne. Dar žirniai turi visą mėnesį, realiai iki sėjos, tai turėtų tikrai neblogai paaugti ir atneš dar daugiau maisto šiai dirvai. Žemė gražu. Tikrai bus gerai.
Sako, Dona blogai smulkintuvą smulkina. Pažiūrėkit. Labai gerai smulkina, tik turiu bėdą. Barsto kažko jisai tą mėžį, pilną mėžį. Nustatymai visi kaip ir gerai nustatyti. O mėžio vis tiek pilna žemė. Aišku, šitas laukas yra mano klaida. Tėtis yra mano klaidos auka, nes jis dabar turi šitą reikalą nukult. Kažkas gybyra, bet jau tragiškai. Nu, bent sėklai tai tikrai prisikulsim. Sėklai tai tikrai. Va, kažkas jau yra. Dar išsivalyt ir bus gerai. O aš ką lėkiu dabar. Reikia aplink pašiūrę išsivežti likusius tos šiaudus. 17 rulonų dar šiaudų, blemba, praeitais metais per daug biškį prisidarėm. Nebuvo tiek dar gyvuliukų, tai nesunaudoju ir nesprantu, kas čia yra. Vienas kitas lašas vis ant manęs nukrenta. Gal jau gana, ką? Oi. Va kaip žirniai atrodo. Žirnių daug. Prisibarsti. Užaugs, bus gražumėlė. Ir ant žirnių irgi vešiu mėšlą dar papildomai, kad būtų kuo daugiau azoto kviečiam. Nežinau, kaip su to mėšlo, tik tai gausis, kiek jo užteks. Norėčiau apie 10 hektarų iškratyti. Gal panašiai ir turėčiau. Ekologiškų trąšų fabrikėlis. Dabar čia pristačiau supuvusių šiaudų, karvės sutryps, sumindžios, tada dar čia visą rudenį šersis, pavasarį šersis šitoj vietoj ir ant kokio Liepos pabaigoj viską surinksiu į vieną krūvą, sukrausiu, leisiu dar šiek tiek pastovėti ir išvešiu paskui į laukus. Tai praeitais metais mažiau šiek tiek buvo, tai padariau, tai 11 ir 12 kratytuvų mėšlo, tai čia kas gaunasi apie 100 tonų mėšlo. Tai visai neblogai, kaip iš nieko ir nieko. Tai va, važiuojam dabar, kombainas jau baigia mėžius kult, paimsiu priekabą, važiuosiu valyti, tėtis gal dar važiuos Kvietrugi. Tai kol kas darbuojamės, šitie debesis tokie plaukia visokie. Pakrapnoja ir nustoja. Tai va tokia šiandien ir diena. Tai vakar vakare nefilmavau jau, išsivalę mėžį. Mėžis, aišku, niekas, apie derlių net nėra ką kalbėti. Klaidą padariau, kad neriau tą žemės, mano pats blogiausias laukas ir pasėjau mėžį į neartą žemę. Nu, tai turėk bėdą. O dabar ką, kūlėm Kvietrugi. Vakar korvaliau, tėtis bunkerį prikūlė jau. Nu ir dar bus. Šiaudų va nemažai. Pasipresuos, šiaip visai švarus Kvietrugis. Nustebino mane. Tai bus gerai, vis kažkas gyvuliam. Kvietrugio daugiau nebesėsiu, kažkaip man neapsimoka jų sėt. Neis ten gyvuliai kažką, nors sako, pats geriausias grūdas gyvuliam, bet tai, kad, nu, jis nemaistingas. Nežinau, mėsiniam tai tikrai neverta. Nugulėm Kvietrugį, jau ir išsivaliau, jau vežu avižas,
Tai kvietrugio iš 2,7 hektaro apie 5 tonas, tai irgi iki 2 tonų. Vis tiek sakyčiau neblogai. Dabar avižas vieną lauką jau nukūlė ir važiuosim į tą paskutinį lauką, 6 hektarai ir bus su kūlimu viskas. Tai iš tikrųjų neblogai čia pasisekė, davė tų orų, maždaug viską apsidaužyti. Tai tiek, o ką? Derlius sausas, gražus, švarus, išvalytas, karvėm bus grūdų. Trąšų gamyba sėkmingai vyksta ir toliau. Dabar jos niokoja, to šiaudus trypia, guli, atsigulta aišku į ranko. Na va, kažkas tokio gausis. Nu va, tiek ir pagulėm šitam lauke. Neturiu kur išsipilt, pilna priekaba. Vienintelis variantas man tik tai išsivalyti, susipilti maišus ir tada vėl galima kulti. Reikia sandėlio. Bet reikia sandėlio, jeigu daryti sandėlį, aš jau noriu normalaus sandėlio, su normaliu arpu, su grūdų išleidimu, kad patys išsivalytų. Biški automatizuota, nes dabar tai yra vargelis. Visą dieną tais grūdais duodės, išvalai, važiuoji vėl duodės, nu bet ką padarysi. Viskam savas laikas. Dabar svarbiausia yra pašiūrės ir mėsiniai galvijai. Grūdai yra antras planas. Valom šiandien avižas nuo pačio ryto. Vargas su avižom, labai lėtai jos byra, labai sunkiai valosi. O kita bėda pradeda purkšt. Turėjo lyt nuo pačio ryto, rodė visą dieną lietų. Nebuvo to lietaus, tai galvoju reikia valytis. Nu dabar valausi pradėjo purkšt. Priekabą uždengiau, maišus uždengiau. Čia jeigu ką greit įvažiuoju ten uždengiu ir viskas. Ir stabdysim darbus, jeigu įsilis. Jeigu tik pakrapnos, tai nieko baisaus. O gaila, dar galvojau, gal šiandien ir gulsim. Bet greičiausiai ne ir dabar rodo lietų ir rytoj. O avižos nėra visiškai sausos, 15, todėl kad daug kur sugulusios. Dėl to jos ir nepradžiūna. Nu bet nieko, maišuose tai čia stovės be problemų, dulka jos ir viską. Ir ko gero teks stabdyti man darbus, nes purškia. Jau gal paskutinis maišas iš tos priekabos. Ir ko gero važiuosim kult. Dar va net pusės maisto nėra. Oi, kaip aš nuo to avižų pavargau. Kažkoks beprotnamis, jos nebyra. Dulka, nu žodžiu. Visą dieną dabar, va galiu pasakyti, dabar yra apie 24. Pradėjau valyti tarp 9-10, kol viską susiruošiau. Na tai va, čia kosmosas yra. Aišku, čia ne avižas, kalta čia mano sistema. Šiek tiek sovietinė. Už tai taip ir yra. Nu bet, kai tik 2 priekabas per metus, tai kas čia tokia? Tas avižas išsivalyti. Kviečiai, miežiai, kvietrugiai, tai byra, nėra jokių problemų čia.
20-30 minučių maišas, o čia tai visa gera valanda. Tai va ir dar šiukšlės. Tokios čia ir šiukšlės. Čia skaitosi kaip antrarūšiai tokie grūdai su šiukšlėm, bet karvėm susitraiško ir vobulį. Kaip ir kviečių, o čia kviečių šiukšlės. Na. Čia nieko praktiškai nėra. Geras grūdas. Tai karvėm labai gerai. Nu ką, pabaigiam ir lekiam į kombainą. Nu žiauriai, čia mane tos avižėlės patvarkė nuo ryto. Nu ką, dabar lekiam vėl kult avižų. Ir bandysiu dar važiuoti pėdrugių pasipresuoti. Avižos dar šiek tiek reikia, kad padžiūtų. Nes vis tiek yra žolių visko, tai padžiavinsim, jeigu oras leis. Tai iš priekabos gavosi 8 maišai gerų išvalytų avižų, 2 maišai tokių šiaip sau ir nežinau kiek karučių šiukšlių. Tai vienu žodžiu normaliai pakroviau. Nu ir pradžia rulonavimo. Du kartus jau buvo užsikišę. Nežinau, per visą sezoną ne kartą, o šiandien 2 kartus. Ir kas negerai neįsivaizduoju. Atpiški dar yra žalios žalės ir pagauna. Ar kažkas tokio, bet šiaip žiūrėsiu, kiek 3 rulosus dar tik padariau. Aišku, dar vis važiuoju. Yra čia 2 šiaudų. Žiūrėsim, kas čia gausis. 2,7 hektaro. Pažiūrėsim, kiek bus rulų. Tai jei gerai suskaičiavau 30 rulė. Tai labai gerai, 10 rulonų iš hektaro yra šiaudų. Tai čia labai gerai. Ekologiniam ūkį. Tai dar mačiau, tėtis baigė kultavižas, tai va, valio, baigėsi javapjūtė. Darbai didieji padaryti. Kas laukia toliau, laukia tarpiniai. Mėšlas, rimas, sėja. Nu žodžiu, dar darbų nemažai. Ir dar reikia nepamiršti, tikriausiai matolo, reikia dar kokių 5 rulonų minimum, tai bandysim dar kažką pasidaryti iš to. Tai smagus reikalas iš to lauko, vienu žodžiu, gavosi 2 priekabos su viršum avižų. Kas gaunasi, kad iš hektaro byra po 3 tonas. Tai čia labai smagu. Kai pagalvoji, nieko absoliučiai ten nėra įdėta, nei trąšų, nei kažko, net nieko nepurškiau, tiesiog grinai ekologiškos avižos. Be jokių net papildomų priedų, tai čia geras labai rezultatas. Labai džiugina toks rezultatas. Tikėkime, tai bus ir toliau. O ką dabar dar lieka ta visa priekaba, į kurią dar netilpo ir kombainė liko išvalyti. Tai ką, šitam video būtų tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad būnat ir pasimatysim kitam video. Iki!